Sveiki. Na, tai kokią tikitės balandžio mėnesio? Na, jisai tikrai nebus toks kaip kovas, bus jisai daug intensyvesnis, daug greitesnis, daug dinamiškesnis, atspindintis ugninio žirgo metus. Taigi, laukiam su nekantrumu, judam į priekį. Planetų išdėstymas taip pat yra judėjimas į priekį, direktyvus. Tai reiškia, kad šį mėnesį mes nesutiksime retrogradinių planetų, kurios duos kažkokį stabdymą, pristabdymą, na ir kažkokių informacijos nesuvokimą. Viskas bus dėliojama taip, kaip turi būti. Taip pat, kas svarbu, kad avine, tai yra ugnies stichijoje, susitelks nemažai planetų. Tai po truputėlį prisijungs Merkurijus avine, daugiau drąsos bus kalbėti apie tas agresyvius dalykus, toliau prisijungs Marsas. Marsas yra valdovas avino, tai jisai taip pat yra toks svarbus dalykas, kad galima ta agresyvi energija, labiau ryškėti. Kuo daugiau avine planetų, tuo labiau mes pajusime tą tokį ryškesnį foną, tikrai. Ir opoziciją pajusime tame, kad balandžio 2 dieną yra pilnatis. Pilnatis svarstyklių ženkle, tai reiškia atvirkščiai. Tai, mes norime tos harmonijos, diplomatijos ir tas balandžio 2 dienos ta pagrindinis klausimas būtų, ar tikrai pasaulyje tie lyderiai ir visi žmonės iškilus, kurie valdžioje, ar jie tikrai priima tos sprendimus dėl taikos. Nes pozicija avinas nori kariauti, o svarstyklės nori harmonijos. Kaip jiems kartu sueiti, va čia klausimas. Tai va čia tas pagrindinis. Apskritai žmonės, kurie yra aviniški, nebūtinai avino zodiako ženkle, bet turintis planeto avine ar labai stiprių planetų. Tai gali pasakyti jums astrologas, pasižiūrėjęs jūsų horoskope, kokios jūsų stipriosios, silpnosios planetas. Tai atkreipsiu dėmesį, kad jie labai pajus, kas aš esu, savo stiprybę, ar ne? Kur ją panaudoti. Tikrai toks rizikingas, tvirtas, tas toks balandis. Kas toliau? Toliau balandyje labai reikšmingas įvykis bus balandžio 26 dieną Uranas, kuris keliavo ilgą laiką Jautyje. Tai yra, kai Jautyje keliavo Uranas, nuolat buvo skaitmenizuojama. Tai Uranas yra netikėtumai ir pakeitimai. Tai yra, kas susijęs su informaciniam technologijom, dirbtinis intelektas per 7 metus formavosi, judėjo į priekį, norėjo išsiveržti priekį visi šitie dalykai, kas susijęs su bankininkystė, su grynaisiais pinigais ir visa kita. Viskas užsidaro klausimas Urano Jautyje. Viskas jau, kaip ir turbūt pastebėjote, ir kažkokie kriptovaliutų nepastovumai, ir valiutų pačių. Ir visi šitie dalykai ir rodo Urano, kur buvo Jautyje. Dabar mes judame jau į dvynius, o dvyniai atsakingi už mūsų visą komunikaciją, žiniasklaidą, taigi kaip tik lys į išorę visi tie melai, visi nepasitikėjimai, atsirinkimai informacijos, begalinės informacijos kiekis. Uranas vers kitaip visą tą informaciją, žiūrėti, skaityti. Ir mes tai judėsim 7 metus. Keisis galbūt ir žiniasklaidos, keisis kažkokie gal soctinklai, keisis priėjimas prie to, galbūt reikėtų padaryti nebūtinai viską nemokamai, reiktų kažkaip tai apmokestinti, kad žmonės labiau vertintų tą informaciją, kad būtų jinai pateikta teisingai. Labai daug, net ir mes Lietuvoje pastebėjom, kad mūsų LRT televizija irgi kažkokie pokyčiai, vis nori kažką pakeisti, nuversti. Pagrindinis akcentas yra apie tai, nuversti tą seną, kad sukurti naują. Tai tas ir chaotiškas pasaulis dabar vyksta. Mes esame ir gyvename tam chaotiškam pasaulyje, tai tiesiog tos begalinės kiekis tiek informacijos, tiek tokių žinių mus labai pasiekia ir žinoma mus labai veikia. Aš išskirčiau balandžio mėnesį dar tokią vieną dieną, tai yra balandžio 12, 11, tame tarpe gal 10, 11, 12, tos periodukus. Tai čia daugiau gali pasireikšti tos agresijos. Kodėl? Todėl, kad Marsas jungiasi konjunkcijoje su Neptūnu. Tai ir Marsas jungiasi konjunkcijoje su Neptūnu avino zodiako ženkle. Taip, avinas stiprus, čia viskas su Marsu,
bet kai jungiasi su Neptūnu, tai galimi kažkokie jūroje konfliktai, agresyvūs veiksmai galbūt kažkas dėl naftos, na ir dabargi matome, ar ne? Galbūt kažkokios blokados, kažkam neleidžia kaip ir per tą sąsiaurį plaukti, ar ne? Va tie dalykai, agresijos dėl vandens, gal kažkokie tai nugąsdinimai gali būti. Na ir tai, sakyčiau, astrologija tai nėra čia 100% dalykas, kad tu čia išgirdai, va taip ir bus. Galbūt pasireikšti ir gerąją prasme, ar ne? Gal išsispręsti reikalai, nes tai yra tik dalis to viso šito paveikslo, kur vis tiek sprendimai ir visi dalykai, žmogus sąmoningumą jungia ir sprendžia. Toliau dar toks dalykas, balandžio 6-26 dieną Uranas judėdamas dar Jautyje yra paskutinėme laipsnyje, nes astrologija yra 30 laipsnių vienam ženkle, tai jis yra paskutinėme 29 laipsnyje ir tai kalba apie tai, kad gali suaktyvėti kažkokie seisminiai įvykiai, tai reiškia vulkaniniai įvykiai, galbūt kažkokie tai įsiveržimai. Taip pat Uranas Jautyje kalba irgi apie tai, kad čia ne tik žemės dalykai, ne, va, žemėje kažkokie įsiveržimai, bet ir kriptovaliutų nepastovumai, finansiniai nepastovumai, bankininkystės dalykai, valiutos. Na vis tiek tai daro įtaką daug dalykų fone, kas vyksta, bet va čia tokie va pagrindiniai. Ir taip tas rezumė trumpas, kad vis tiek balandis tai parodys tą ugninio žirgo metų tendenciją. Tai reiškia tas jėgos, tas tokios drąsos, greičio, impulsyvumo, mažiau kantrybės, taip kad vers mus labai imti sprendimų, bėgti ir daryti. Mažiau išlaukti. Tai yra ne žemės stichija, kuri yra kantresnė, kuri laukia. Žemė ir vanduo lėčiau jie plaukia, lėčiau pas juos ateina dėl to, kaip susikaupia, čia kaip kažkokie, pavyzdžiui, lietaus debesis, ta prasme debesys susikaupia lietų ir visas atrodo tuoj ištrykš. Tai va, tai vienu žodžiu, trumpai tariant, balandžio mėnuo išskirtinis tuo, kad pajusime ugninio žirgo tematiką, tai yra energija, pajusime daug dinamikos, daug greičio, daug impulsyvų sprendimų. Na, tikėkime, tos agresijos ne tiek daug, nors tikrai astrologiškai matau, kad noras bus greičiau padaryti, greičiau išspręsti, greičiau daryti, na, nėra ko laukti, terminas, greit. Na, lyderių pozicijos, Avinas, jis pats pirmas turi būti, jis negali būti paskutinis, ką ir matome panašiai pasaulyje ir vyksta. Toliau, taip pat planetų judėjimas, kadangi tiesus, reiškia viskas juda į priekį, be jokių retrogradinių balandžio mėnuo, tai reiškia judam į priekį, nežiūrim atgal, jokių ten nesusipratimų, na, va toks dalykas. Toliau susikaupimas energijos bus ugnies stichijos ženkluose, tai yra konkrečiai Avine, ir oro stichijos ženkluose, kai pereis Uranas į Dvynius, tai reiškia ugnis su oru, taip kad ar oras užgesins ugnį, ar įpūs,